Nu, galiu pasakyti, kad visai figena ta mašina. Tu Simai, ką tu studijuosi? Statybų inžinerija. Žinai, jūs juokinga yra. Nu. Kad Benas toj baig šūlę, varys į Angliją strojkėse dirb. Nu kiek ten į mėnesį? 1,5 litų pasidarys? Ne, minimum 2 štukas. Tai va, plus minus. O tu sėdėsi Unike 4 metus, kalsi ir ką, po to irgi varysi į Angliją, dirbsi tą patį, uždirbsi irgi tą patį. Mažiau uždirbs. Nu, tai, ir kame logika yra, nu. Iš kur tu žinai, ką aš po Univeru veiksiu? Gerai. Nu tai ką švenčiat jaunimas? Nu, pažiūrėk. Naujus ratus mano. Puikia mašina. Aišku, tokia tik perki, kai sukanka 18, bet vis tiek nebloga. Iš kur pinigai? Nesvarbu. Matai laikrodį? Nu jau, gražus laikrodis. Dabar paklausyk, kad tau papasakosiu. Italijoje yra toks miestelis prie Genujos. Vadinasi Portofino. Labai gražu. Plaukiojom su kateriu, su tokia draugė Italija. Ir visa pakrantė yra pasidengusi tokiais nameliais gražiais. Ir vieno iš jų patraukė man akis. Toks aukštas, tačiau siauras, labai gražia terasa. Nusprendėm nueiti ten. Pasibeldėm į duris. Ir duris atidarė toks mažas senučiukas. Vos paeinantis. Vaikščiojom po butą. Ir jis atsisėdęs prie stalo, taiso laikrodžius. Ir atspėk. Kiek vienas laikrodis kainavo? Nežinau, kiek. 1000. Tu nori man pasakyti, tu ant savęs turi 1000 litų grinais? Kiekvienas vyras privalo turėti tiek grynųjų savo kišeniai, kad galėtų apsistoti geriausiam viešbutyje, bet kur pasaulyje. O ką aš noriu pasakyti? Ai, kad aš tu padovanosiu šį laikrodį, jeigu tu pasakysi, kad tą mašiną nusipirkai už savo pinigus. Ne. Močiutė sklypą pardavė. Atsiprašau, kad aš čia taip atėjau nekviestas. Ne, viskas gerai. Žinai, kuo daugiau, to geriau. Gerai, aš jau eisiu Andriui padėti. Gerai, smagiai pakalbėjom. Girdi? Kas to pusbroliu? Pašnekėjau 5 minutės, taip užknisus mane. Nu, tai tu nekreipk dėmesio. Tai jis, aš žinau, pasikėlė prieš metus, tipo, nu, Italija. Gerai, varom greičiau, mūsų laukia. Duok raktelis, vairuosiu kitam. Na, man nejuokauk, gi mano mašina. Tai tu alaus jau gėrį. Nori, kad mentai iškart prigaut? Jeigu pamatysi brėžimą.
Girč, Nu, žinok, nebeliko vietos mašinai kažkaip. Tai gal kažkom pareisit, nėra čia toli. mano mašinai man nėra vietos. Nu, tai kokie tavo planai, Benai? Nu, nežinau. Nu, tikrai turi kažką galvoj. Gi šie metai tavo paskutinieji. Turėjai kažką susimastyti? Nu, aš galvojau būti daktaru. Daktaru? Daktaru, taip. Nu, teks daug pasistengti. Klausyk, aš noriu pasakyti vieną labai svarbų dalyką. Kiekvienas žmogus gali viską, jeigu tikrai to nori. Vaikai net jaunesni už tave uždirba milijonus ir yra pasiekę jau daugiau, negu tu kažkada pasieksi gyvenime. Ačiū tau už motivaciją. Kai buvau paauglys, Tu vis dar kalbi. klausykis. Kai būdavom paaugliai, mes su draugais eidavom į mišką rinkti mėlynų. Tuomet tas mėlynes parduodavom turguje ir už sutaupytus pinigus nusipirkau savo dviratį. Ir tada pirmas syk supratau, kad žmogus gali viską. Šiandien uždirbu tiek, kad galiu nusipirkti 10 dviračių. Taip, kartais mane užknisi. Nu, o ką padarysi? Sveiki! Kokie žmonės. Švęsti jau. Jo. Kaip kelionė? Ant vieno kito būro. Mašina sveika? Ką tu galvoji? Du raktelis man. Ką čia planuoji? Svarbu, duok raktelis. Panelės nešalta? Kokia markė? Nu ne Porsche'as, bet važiuoja. Tai gal priveš? Aš nebevažiuoju jau šiandien, išgėriau. Merginos, sėskitės, aš pravešiu. Tai davai. Su kuo tu praveši? Savo mašiną turės galėsi vežti. Aš bent jau savo mašinos už močiutės pinigus nepirkau. Jie šiokauja. Juokauju, jo. Juokauju. Kokia to problema? Kur to problema? Ne, šiokauja. Juokauju, jo. Šiokauja. Eikit jūs visi naftu, gerai? Mentai! Taigi žmogus gali viską. Leaving home, leaving places where I've grown. 'Cause everything's stole.